tai ir vėl keli, ir vėl su nauja įranga. Šį kartą su Hikmikro Alpexu važiuojam, kuris turi dar į tolimatį. Tai yra naktinė skaitmeninė optikėlė skirta medžiotojams. Bandysim prisišaudyti, bandysim šiandien ir pamedžioti iš karto. Ir aišku, būtų smagu pasižiūrėti, kaip veikia balistinis skaičiuotuvas. Optika sulaukianti tikrai didelių pagirų ir važiuojam šiandien į Zalarams šaudymo centrą. Ten dirba Tadas. Tadas pats irgi medžioja su šitą optiką, tai iš tikrųjų galės duoti irgi kažkokių tai patarimo iš naudotojo pusės. Na, o aš tikiuosi, kad galėsim pamedžioti su šitą optiką tikrai ilgiau ir galbūt kažką tai sumedžioti arba bent jau nufilmuoti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo gyvai, kaip medžioklė atrodo. Atstumas 100, tipas 1. Suradau. Dedasi labai paprastai, uždėjot, užfiksavot, aišku, prieš tai reikia prisileisti, dar plus va čia vat yra toks žiedelis, kuris reguliuoja patį pakrypimą prožektoriaus. Tai aišku, nereikia pulti iš karto važiuoti medžioti, ko gero, ir reikia iš karto susireguliuoti, atvažiavote į plotus, aišku, išsitraukėt, įsirašėt į lapą, viskas tvarkingai ir susireguliuojat, pasitikrinat, nes čia varžtus atleidus, kaip sakiau, yra viduje toks žiedas, kuris dar galima sureguliuoti pačio prožektoriaus švietimą. Tai tą reikia irgi nepamiršti padaryti. Pats prišaudimas iš tikrųjų pavyko pakankamai greitai, ten porą grybukų padariau, bet greitai išsiaiškinam, kurie parametrai pasukus į kurią pusę nuneša šūvį ir pakankamai greitai prisišaudėm. Aišku, dar galima prieiti pasižiūrėti, kaip paskutiniai du šūviai buvo pataikyti. Pirmas šūvis kliuvo čia, paskui, kaip sakiau, vienas grybukas va čia, nes ne ten pasukau, tada po truputėlį atėjom ir va, du paskutiniai šūviai va čia. Labai stipriai nesistengiant. Čia tai, dėja irgi nuroviau už tai, kad pats stovas nėra labai man tinkantis, sakykim. Tai va čia, du paskutiniai šūviai. Jo, o blogam šokėjui žinomas, kas trukdo. O čia nutiko gyvenimas. Įranga surinkta, viskas sudėta ir staiga išeina lapė. Viską atgal greitai susidėti ir pasiruošti buvo labai mažai laiko. Net pašvietėjo neužsidėjau, bet šūvis taiklus ir lapė sumedžiota. O čia jau antra medžioklė. Galima ramiai bokštelėje pasėdėti, pasižiūrėti meniu, jum parodyti, kas yra. Šiaip iš esmės, kiek aš pats matau, tai meniu yra labai paprastas. Aišku, tiesiog iš galvos išgaravo tai, kad galima įsijungti lietuvių kalbą. Tai, kaip matote, viskas aišku, nėra per daug punktų, galima pereiti dar kartą per juos visus ir netgi įsijungus, kaip sakiau, lietuvių kalbą, tai nėra sudėtinga pačiam susidėlioti viską. Ir atrodo, nors ir turi optiką jau kurį laiką, bet vis tiek vis dar atrandi kažkokių tai naujienų, ką gali pasižiūrėti. Ir šiaip iš esmės jums siūlymas, kurie įsigysite, tai tikrai nebijokite panaršyti po optikos meniu. Tikrai nieko blogo jei nepadarysit ir nustatymų taip paprastai nenumušit. Tai tą pačią optiką galima tikrai prisitaikyti pagal savo poreikius, naudojant įvairius meniu punktus.
ir tikrai nebijokit pasižiūrėti, naudot, o jeigu kas nors ir atsitiks, tai tiesiog galima atstatyti į pradinę padėtį ir pats prišaudimas tikrai nenusumuš. Ir reikia nepamiršti vieno labai paprasto dalyko, tai jeigu sėdi bokštelėje ir nagrinėjai meniu, tai žiūrėti ne vien tik tai į optiką, o dar reikėtų pakelti akis ir pasižiūrėti į aplinką. Ir mes čia jau kai ką turim. O štaigi, atėjo mūsų ilgai lauktas šerniukas. Kaip matot, irgi nenaudoju pašvietimo, gerai matosi. Šūvis kaip iš vadovėlio, šernas nubėgo apie 30 metrų, pats jo nesugebėjau iš tikrųjų rasti, tai pasėmiau Hantą, Hantas nesunkiai susitvarkė su užduotim ir mes šerniuką susiradom.